Sveiki, aš Artūras Arlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 1047. Ačiū visiems, kad esate kartu, ačiū visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, ačiū visiems, kad siunčiate mums įvairiausią medžiagėlę ir kad paspaudžiate tą pačią mygtuką ačiū čia esantį. Taip paukojate mūsų komandai ir paukojate ar tai per Patreon platformą, ar per tiesiogiai sąskaitą į VŠI Muzika Mundi. Pačioje po šito video yra aprašyme sąskaita nurodyta mūšiams su tais, galima negražių žodžių pasakysiu, bet tik to tais veikėjais, kurių pavardės negalima minėti, ginantiems melą, pilantiems purvą ant sveiko proto žmonių ir atstovaujantiems realiai globalistams, visokiems sorošiniams ir panašiai. Ačiū Jums už visą šitą paramą, tiek ir siunčiant įvairiausius video, fotosiužetus, įvairiausią medžiagėlę, laiškus rašant ir komentuojant. Beje, ačiū ir už komentarus labai. Pradedame nuo gerų žinių. Iš tikrųjų, gera žinia. Psichiatras, kuris buvo atleistas, neva tai pažeidęs gydytojo etiką, nes dar sovietiniais laikais ir vėliau gydė homoseksualus nuo, kaip jisai buvo nusprendęs, kad tai yra liga, ir išgydydavo sėkmingai homoseksualus nuo homoseksualizmo ir nekartą pasisakęs pakankamai kritiškai jų atžvilgių. Už tai, neva tai jisai pažeidė mediko gydytojo etiką, buvo atleistas iš darbo, garbingo amžiaus, nusipelnęs psichiatras. Jo metodai yra aprašyti ir moksliniuose straipsniuose. Jis padavė į teismą medicininę įstaigą ir šitą gavo į kaulus visiškai ir dabar turės psichiatrui sumokėti 80 000 eurų. Mes apie šitą atleidimą kalbėjom, čia buvo turbūt prieš pusantrų gal metų, dabar trūko teismą ir teismas pripažino, kad medicinos įstaiga leftizmų kvepiantis, gal ne taip, neskaniai kvepiantis direktorius, pasielgęs visiškai leftistiškai pagal sorošinę ideologiją, gavo per sprandą ir iš ligoninės turės 80 000 gydytojai atseikėti. Ir tai yra gera žinia, kad vis dažniau ir dažniau, kaip nekeista, mūsų teismuose leftizmas pradeda pralaiminėti visą tą ideologiją jų. Važiuojame toliau. Unikaliausia, sakyčiau taip, čia galima ir pasijuokti, bet čia yra rimta. Pinigų švaistimo niekam, durnizmui, kvailizmui, kvailiojimui, šėliojimui pavyzdys. Lietuvos geležinkeliai, rimta įmonė, ieško, čia personalo paieškų skelbimas, nuolatinio tobulėjimo eksperto. Atlyginimas nuo 3090 iki 4640 prieš mokesčius, reiškia, bus mažesnis į rankas. Galimybė kartais dirbti iš namų. Nuolatinio tobulėjimo ekspertas. Mes visi žinom, kad tokio, kaip ir sakysim taip, pažymėjimo šiaip tai nei viena Lietuvos įstaiga neišduoda, net ir aukštoji universitetinė, tokio kaip ir pabaigai aukštąjį mokslą ir esi nuolatinio tobulėjimo ekspertas. Ir ką veiki? Nuolat tobulėju. Kaip tobulėju? Gulėdamas ant sofkutės. Jaučiuosi kasdien pasitobulinantis ir vis ilgiau ir giliau sugebantis išgulėti ant sofkutės. Lietuvos geležinkeliai, strateginė Lietuvos įmonė, ieško darbo už nepigiai, savo darbuotojo ieško už nepigiai ir jisai pasakos visiems, kaip reikia nuolat tobulėti. Aš jau, žinot, jau tą nudurnėjusių šitų infantilių leftistų, šitus šėliojimus, čia šėliojimas gal labai gražus žodis, durniojimas, tai būtų taiklesnis, bet šiuo atveju čia turėtų susimastyti ir va tas prieš tai buvęs psichiatras juos gydyti, ne vien tik tai nuo to, ko jis gydė, bet ir nuo durnumo gydyti realiai jau reikia. Ir čia
Nežinau, komentuokit, ką galėtų veikti toks ekspertas ir kur jisai baigė mokslus. Rokiškio psichiatriniai ar Žiegždrių. Tiesiog klausimas. Judame toliau. Negaliu patikėti. Lazdijų poliklinika. Poliklinikoje nukrito žmogus, širdis stoja. Nei vienas daktaras nesugeba ateiti apžiūrėti greitoji, greičiau atvažiavo į Alytų nuveš. Siaubas. Dar viena problema, kaip matote, eilinė su medicina. Iš tikrųjų, medicina nužmogėjo ir apskritai atitrūko nuo žmonių. Šitą matome mes visi. Per pastaruosius turbūt 15-20 metų medicina taip tolo nuo žmonių link pinigų. Ir apskritai užmiršo, kad žmonės yra, liko tik pinigai iš farmacininkų. Pinigai šiaip už dyką, kad gauti, nes patekti pas gydytoją neįmanoma, turi užsirašyti ten po 3-4 mėnesių, o čia netgi, kaip matėte, ligoniniai, poliklinikų. Tai yra savivaldybės įmonė, Lazdijų savivaldybės įmonė, net nebuvo suteikta pirmoji pagalba. Greitoji atvažiavo greičiau ir šita visa daug metų vystyta, Dulkio pratęsta, ta vadinama sveikatos reforma, tai jinai realiai griovė, naikino mediciną, ją daužė, sveiko proto gydytojus atleidinėjo, jiem kėlė bylas už tiesą, už sakymą. Visi, kurie išdrįsta paprieštarauti sistemai, viską naikinančiai, viską greunančiai, viską žudančiai, visus užtampo po teismus. Jeigu kritikuoji gamtos naikintojus, tu esi sistemos priešas, tau teismai. Jeigu tu kritikuoji, kad sveikatos apsaugos gydymo visa sistema greunama, tu esi priešas, visus panašius gydytojus į teismus. Jeigu tu sakai tiesą, kad Tėvynės sąjunga minus Lietuvos krikščionys demokratai apskritai dirba praktiškai rusam, nes visi jų sprendimai priimti naudingi rusai ir atnešė milijardinę ekonominę naudą Rusijai, tai tu esi irgi priešas, tave reikia užtampyti po teismų. Nėra argumentų, yra teismai, bananai, sistemai tarnaujantis policininkai ir daugiau nieko. Ir šitas atvejis Lazdijuose, kai Lazdijų merė atsistojus pasako, štai aš stoviu ant gatvės, va čia žinokit, netrukus to bus asfaltas, o ten kiek patrukus bus asfaltas, o dar daugiau patrukus ir ten bus asfaltas. Tik išrinkite mane 3 kadenciją, tai aš jau pritrukus visko čia asfaltą uždėsiu jums. Ant galvų žmonės ligoniniai miršta. Vietoj ponos, ten šalia savivaldybės. Jinai pasakoja, kaip netrukus kažkur padės asfaltą, 10 metų prasidėjusi savivaldybei ir nesugebėjusi pro langą pasižiūrėti, kad ten netvarka, kad ten niekas negydo žmonių ir nesuteikia jiems net pirmosios pagalbos. Aš jau nekalbu apie tai, kad sėdi suraukusi savo vieną vietą, pavardė beje Miškinienė, kerta mišką Kapčiamiestyje. Su jos palaiminimu miškas kertamas. Miškinienė kerta mišką. Kaip skamba makabriškai. Apskritai, jau nekalbu apie tai, kad vanduo nuodingas Lazdijuose žmonėm ir jinai neva tai per 10 metų nesugebėjo to nustatyti. Dabar tik tai atleido neseniai vandenų direktorių, kai kilo milžiniškas skandalas su mūsų pagalba tame tarpe, atleido, pakeitė kitą. Nežinau, ar kažkas pagerės, bet bent jau pokyčiai prasidėjo, bet ir jie prasidėjo dėl to, kad išsigando, kad praloš rinkimus, o jaigi šansų jau nėra. Tokia situacija, čia visoje Lietuvoje, nebejoju, kad bent jau tikrai ne vienoje vietoje taip yra, čia yra tos konservatorių, valstybės žudimo politikos pasiekmes. Aš išvardinau tik tai kelias sferas, bet taip yra, kur dursi, švietimas, tas pats. Judame toliau. Liubajevas vis dėlto apsimelavo. Šaltiniai liudija apie užpultą ir į Baltarusiją temptą pasienietį.
Mes kalbėjom, kad prieš kelias savaitės, turbūt gal pusantros savaitės, taip, per tunelį į Lietuvą veržėsi 14 migrantų, 4 pasieniečiai ten puolė juos areštuoti, pabėgo po tų ten susistumdymų. Migrantai su antrankiais pabėgo, nes kiti iššauko su pagaliais ir kastuvais puolė ten tos pasieniečius daužyti. Klausimas, kodėl nebuvo panaudotas ginklas ir kodėl buvo nuslėptas faktas, kad vieną pasienietį bandė nuvilkti į Baltarusiją. Tai reiškia tiesiogiai jo gyvybei, sveikatai buvo sukeltas pavojus. Tiesiogiai. Ir čia kyla klausimas. Visai, neseniai prieš metus pusantrų dar Bilotaitį, valdant tie patys pasieniečiai kitam rajone, ten netoli Šalčininkų, tiesiog stabdė automobilį, tas nestojo ir vienu šūviu nušovė vairuotoją, pareikšdami, kad tai kontrabandininkas. Jis mums buvo žinomas, todėl nušovėm. Ar buvo kilęs pavojus pareigūnam? Taip, jie teigia, kad tai buvo, bet čia realiai vilko jau į Baltarusiją, neaišku, ką su juo būtų padarę, buvo užpulti pasieniečiai su pagaliais, strypais, tiesiogiai grėsė pavojus jų sveikatai, kodėl nebuvo panaudotas ginklas ir kodėl tada buvo panaudotas be įspėjamojo šūvio. O kodėl dabar apskritai? Pasieniečiai pabėgo, tas liko vienas, mušėsi ten daužės ir šiaip netaip ištrūkęs nuo jų pabėgo. Kodėl nebuvo panaudotas ginklas, kodėl pasienio vadas slėpė, kodėl pasienio vadas apskritai visą laiką gynė savo pažeidinėjančius ir statutą, ir įstatymus pareigūnus, kodėl visa kontrabanda klesti jam vadovaujant. Aš seniai kėliau šitos klausimus ir dar kartą kartoju, pradžioj šito migrantų ir pasieniečių konflikto jau turėjus būti nušalintas nuo pareigų, o jisai dar slėpė, visi sėdi tyliai ir sako, gal jis nežinojo, gal buvo išėjęs tuo metu į tualetą, tai negalėjo žinoti, gal parūkyt buvo išėjęs, gal jam žmona skambino tuo metu, tai jam prisiskambinti negalėjo. Mes gyvenam kažkokių infantilių, kvailių valstybei, valdomoj valstybei, kur iš tikrųjų stebina apskritai. Premjerui dabar. Ai, būtų nušovę, pavogę pareigūną, tai kas čia tada būtų, kažin kas čia tada būtų. Katelinas vaikas sėdi vidaus reikalų ministerijoje, dar irgi nesigaudo, kokį sprendimą turėtų priimti. Jau Bilotaitė buvo, ačiū Dievui. Misis, o šitas ką? Misteris, ar irgi misių konkurso dalyvis? Čia tik taip jau galima dabar iš jų tyčiotis, daugiau nieko. Bet pasienio vadas seniai turėjo būti po pirmos žinutės apie aiškius pareigūnų įsipainiojimus į kontrabandą turėjo būti atleistas. Apie šūvius pasienio nepamatotus žmonės, gyvus žmonės, be teismo sprendimo turėjo būti atleistas. Turėjo būti byla, jisai kontroliuoja visą pasienį. Ir tokie, atsiprašau, bardakai pasienyje vos ne kas mėnesį sužinomi. Jau įskaitant ir balionus, tai dar ir dažniau. Važiuojame toliau. Jau žinome tą skandalą apie bažnyčios pedofilijos skandalą, kai 2 kunigai virš 20 metų tvirkino nepilnamečius ir čia iššoko į trasą lesbietis ir homoseksualai. Ir pradeda jie komentuoti. Po naujo kunigų skandalo griežtas reikalavimas. Ir toks vaikinukas ar vyrukas, Lietuvos jaunimo centro bendruomenė viešai kreipėsi į vyskupus, ragindama nedelsiant sudaryti nepriklausomą komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piktnaudžiavimų bažnyčioje. Bendruomenė Lietuvos jaunimo centro. Ir toksai, gali pagalvoti, labai susirūpinęs, kad kunigai homoseksualai išnaudojo berniukus homoseksualiai. Homoseksualai kunigai išnaudojo nepilnamečius homoseksualiai.
taip reikėtų įvardinti šitą veiksmą. Ir tada galvoju, o kas jisai va šitas yra? Ir tiesiog pasakysiu tokį anekdotą. Vagis sėdi ir kalbasi su policininku, sako, jūsų tie tyrimai biški kažkokie neaiškus yra tokie. Reikėtų įtraukti į tyrimus, kur ieškom vagių, mūsų vagių profsąjungos atstovus ir tada visiems būtų lengviau. Ir šitas veikėjas, visų pirma, panagrinėkim, kas yra ta Lietuvos jaunimo centras. Vatas. Tai čia yra visi duomenys apie jaunimo centrą ir bendruomenę. Jis yra direktorius jaunimo centras, jo pavardė yra Martynas Narbutas. Nieko tas nesako. Pasižiūrim finansus, matom, kad ta įmonė beveik nieko neveikia. Pajamų 2900 per metus, tai 200 į mėnesį. Reiškia, veiklos jokios nevykdo, jau nekalbu apie tai, kad bendruomenė suprantama ir nėra. Nes pasižiūrėjus į darbuotojų skaičių, matom, kad ten plikas nulis. Darbuotojų skaičių geriausiu atveju tie pinigai sumokami buhalteriui. Reiškia, bendruomenė nebendrauja ne su nieko, Lietuvos jaunimo centras, matote, nulis darbuotojų. Bet pakrapšius, kas jisai toks yra, matai, kad tas Martynas Narbutas yra homoseksualas. Briuselėje susitikę Martynas ir Marius ir jie birželio 25 dieną, čia prieš kelis metus, susitokė Briuselėje. Ir šitame straipsnėje apie jų iškilmingas tuoktuvės, kaip jie gražiai tuokėsi, kaip jie gražiai dar nepasirinko, tiesa, kuris žmona, kuris vyras. Tai jie abudu taip gražiai tuokėsi, kad net prireikė straipsnių rašyti apie juos. Ir ten rašoma, kad jis dirba Briuselėje. Šičia dabar straipsnį rašoma, kad jis yra jaunimo centro vadovas, be atlyginimo, be nieko, bet vadovauja bendruomeniai. Galim tik paspėlioti, kokiai bendruomeniai ir kokia bendruomenė norėtų tirti homoseksualių kunigų nusikaltimus. Patys save nori ištirti ir čia, kaip sakoma, visada tyrimo metu reikia žiūrėti, kad neišeit ant savęs. Tai jie tyrimo metu norėtų tirti taip, kad ant savęs neišeitų. Žinot, čia primena man tą jų santoką Briuselėje, šito kritikanto. Santoka primena tokią, kaip ir įstatymo pataisą. Sako, aš nesu tikras, bet Briuselio taksistai sako, kad dabar, dėl smurto aplinkoj, toj artimoje aplinkoj, pagausėjimo atveju Briuselėje, tai naujas įstatymas priimtas, kad esant artimam smurtui artimoj aplinkoj, negalima mušti žmoną per kiaušinius. Toks, kaip sakoma, įstatymas ir aš tikiuosi, kad jie laikosi. Čia taksistai Briuselėje taip kalba. Į tą pačią dūdelę vėlgi homoseksualų pučia ir dar viena. Dar viena gražuolė, kuri apskritai jinai nežino, ar jinai tėvas, ar jinai kas. Ar jinai vyras, ar jinai moteris, ar jinai burundukas. Bet ir jinai baisiai kritikuoja susirūpinus. Jūratė Juškaitė. Čia žinoma garsi lesbietė, todėl kad apie ją dažnai rašo, skaitau pranešimą apie kunigą, kuris 23 metus galėjo seksualiai išnaudoti, privartauti 11 nepilnamečių. Šis atvejis negali atsiriboti, tik byloje minimų kunigų privalo sekti ir tyrimas, kuris aiškiai atsakytų į klausimą, kodėl apie galimą seksualinį nusikaltėlį nepranešta tiek metų, kas priėmė tokius sprendimus. Homikai susidomėjo bažnyčia. Teisingai. Tyrimas turėtų būti gilus, labai gilus, išaiškinti visus likusius. Įtariame, kad galėjo būti ir ne vienas. Bet prisiminkime dar visai neseniai Bartoševičiaus atvejį. Ir šitą porelę lesbišau tylėjo. Ir tas pats jaunimo centro vadovas neatsimena, kad po nosim, jeigu jis jau Vilniui tam jaunimo centre sėdė, tai po jo nosim jo draugelis Bartoševičius, panaudodamas smurtą, vaikus prievartavo, nuteistas jau. Aš manau, kad toks pats likimas laukia ir tų kunigų, taip tikiuosi.
ir kad nepaleidinės pedofilų anksčiau laiko. Ir šitie visi homoseksualai net nereuktelėjo, kai Konstitucinis teismas pasakė, kad pedofilus reikia paleisti anksčiau laiko iš kalėjimo. Jie dabar rūpestį demonstruoja. Tokios krokodilo ašaros, apsimestinės, kaip ir įvardinimas, jaunimo centro bendruomenė. Nei vieno darbuotojo, jokios veiklos, bet bendruomenė tai kažkokia tikrai yra. Klausimas, ar tos bendruomenės nariais nebuvo ir Bartoševičius, ir tie patys du, gal ir daugiau kunigų pedofilų. Tiesiog, komentuokit. Mano galva, tiesiog, reikia atidengti jų veidą, čia tik tai, viską sudėjau, paguglinau ir viską ir turim. Važiuojame toliau. Kalbam apie gimstamumą ir čia tikrai norisi pasidalinti viceministrės, teisingumo viceministrės Kristinos Zamarytės Sakavičienės duoto interviu laidoje Labas vakaras Lietuva rašoma. Santuokos per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 6,2 tūkstančio santuokų. Lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu santuokų sumažėjo maždaug 300. Arba maždaug 5%. Gimimai. Šiemet užregistruota 8300 Lietuvoje gimusių vaikų. Lietuvoje per tą patį laikotarpį buvo registruoti 12 600. Taigi per pirmąjį pusmetį registruota 4311 mažiau vaikų gimimų, net apie 34,2% mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Tai gąsdinantys skaičiai, ypač turint omenyje, kad jau 25 metais suminis gimstamumo rodiklis Lietuvoje buvo apie 1, tiksliau žemiau 1. Jeigu šių metų pirmojo pusmečio tendencija išliktų, 26 metais suminis gimstamumo rodiklis galėtų kristi iki maždaug 0,7 vaiko vienai moteriai. Tai būtų ne šiaip mažas rodiklis, o labai gili demografinė krizė, nešanti rimtas socialinės ir ekonominės problemas. Jis mano, kad santuokų ir gimimų skaičius mažėjimas yra tarpusavėje susiję. Vaikui gimimui reikalingas stabilumas, saugumas. Statistiškai daugiausiai vaikų gimsta normaliuose santuokose, sveikose santuokose. Ir čia iš tikrųjų paskaitykite įdėmiai šitą, kam per greitai perskaičiau, dar pasižiūrėkit. Labai svarbi ir labai reikalinga informacija. Ir mes negalime sėdėti, stovėti, žiūrėti, nuleidę rankas. Negalime būti abejingi. Dar kartą, aš jau turbūt 3 metus kartoju, kad skaičiai yra baisus ir visos vyriausybės, pradedant konservatnikais šitais su Šimonyte Landsbergistanu priešaky, tęsiant toliau Paluckas tą pačią politiką tęsė Ruginienė, kol kas dar šitie sėdi miega. Jau nuo 20 metų turim 26 metus, nei per centuko nebuvo pastabdytas gimstamumo kritimas, nei per nago juodimą. Tik tai net kalbų anksčiau nebuvo, visi taip sėdėdavo, reikia kažką daryti. Klausimas, ar jie visi durni, ar jie suvokia, kad specialiai taip daro? Ir jiem tai yra tinkama. Dulkys beje sakė, gimstamumo mažėjimas, kritimas per pusę yra labai geras rodiklis. Per pastarąjį dešimtmetį kūdikių gimstamumas, o tai yra gyvybės atėjimas į pasaulį, yra sumažėjęs netgi dvigubai ir tai yra labai geras pasiekimas. Ir ką čia daugiau kalbėti. Judame toliau, rodėm mes sustojimą. Šitą, kaip matote, Kauno rajone, beje, jau ir sakėm, kad sureagavo savivaldybė, 20 metų mąstė, kas su šito sustojimu padaryti, galų gale nupjovė žolę, nupjovė aplinkui nedidelių spinduliukų žolę, tai irgi jau yra žingsnis, spartus žingsnis į priekį. Bet ir pradėjo žmonės iš kitų rajonų siųsti nuotraukėlės. Matote čia fotografiją. Toks pats autobusų sustojimas, nei soliukų, nei pastogės.
Senukai žmonės sėdi ant žolės, čia vasara, o žiema kaip. Ir toksai komentaras. Kolega Romaldas Bružas prieš daugiau nei mėnesį čia buvo įdėję nuotrauką su klausimu, kodėl iki šiol prie Kretingos kapinių Padvarių kaime autobuso laukiantys žmonės turi sėdėti ant žolės ir niekas iš valdžios taip ir nesugebėjo čia įrengti laukimo stotelės. Man užklausus šio kelio valdytojo akcinė bendrovė Lietuva dėl stotelės įrengimo galimybių buvo gautas toks klientų aptarnavimo komandos vadovės Gerdos Grigėnaitės atsakymas. Pabraukta. Informuojame, kad valstybinės reikšmės keliuose autobusų stoteles gali įrengti ne tik Via Lietuva, bet ir savo lėšomis savivaldybės bei fiziniai ir juridiniai asmenys turintys kelių valdytojo sutikimą. Pasirodo, kad vietinė valdžia tai padaryti jokių kliučių nereikia, reikia tik noro padėti žmonėms. O man, kai aš paviešinau tą fotografiją ir dar kitą vaizdelį, čia matote šitą vaizdelį, kad suoliukas supuvęs, o visa problema buvo ne tik, kad atsisėsti reikia žmogui, bet reikia ir apsisaugoti ir nuo vėjo, ir nuo sniego, nuo lietaus, nuo šalčios. Seniūnė bandė išsisukti ir rašo, jūsų užfiksuotas kelias ir jame esanti autobusų stotelė priklauso AB Via Lietuva. Mes galime tik kartas nuo karto paprašyti atkreipti dėmesį į tokių objektų priežiūrą, tą ir darome. Tik perskaičiau Via Lietuvos atsakymą, kad savivaldybė gali pati sutvarkyti, padaryti, gavus leidimą iš Via Lietuvos. Jie primena Via Lietuvai. Jūs ten tvarkykit. Priminsiu, kad Via Lietuva priklauso susisiekimo ministerijai, kurios ministras yra socdemas Jūras Taminskas. Socdemas. Kauno rajono merui vadovauja socdemas Valerijus Makūnas. Premjeras yra Virginijus Sinkevičius, Mindaugas Sinkevičius, socdemas. Socdemas ir Mindaugo Sinkevičiaus žmona dirba pas Valerijų Makūną Kauno rajono savivaldybei. Ryšiai tokie tamprus, kad, žinot, jie negali būti apkaltinti, kad jie kartais nepasikalba. Ir jeigu jos tikrai domintų pagerinti žmonėm gyvenimo sąlygas, tai tiesiog susėdė prie kavos pusę puodelio. Jie sakytų, man reikia ten 5 milijonų įrengti ten 30 ar 50 sustojimų ir būtų. Ir viskas būtų išspręsta ir padaryta. Ir nereikėtų durnių įjungus rašinėti tarybos nariui, kaip man čia parašė seniūnija. Mes žinokit, ten tai tavoji Via Lietuva, mes ten, raštą aš išsiunčiau, kad, kad jūs, Dirbti reikia, o ne raštus siuntinėti. Tiesiog. Ir jeigu norėtų, seniai galėjo padaryti, bet kaip sakiau, virš 20 metų vadovauja socdemai savivaldybei ir ieško kaltų. Beje, jeigu jau taip žiūrėti, seniūnė irgi. Seniūnė ta, kuri rašė, irgi socdemė. Tai čia dar jie matyt savo partiniuose susirinkimuose apie tokius dalykus nekalbam. Čia matote, reiškia seniūnė, parašyta Danguolė Toleikienė, seniūnė, Rokai. Ir jinai, čia matote taip pat, rinkimų iš VRK puslapį ištraukta informacija Danguolė. Danguolė Toleikienė, narė Lietuvos socialdemokratų partija. Kai kas komentuodamas, reiškia, naudoja ir necenzūrinę leksiką, rašo, o ten iš viso dar kas nors gyvena, kad ten reikėtų, ten suoliuko tos stotelės, ten niekam nereikėjo, ten ir panašiai. Tai aš tiesiog noriu priminti kai kuriem, kad Japonijoje traukinys važiavo į vieną sustojimą visus tos metus, kol viena mergaitė mokėsi. Traukinys važiavo ir nepanaikino nei maršruto, nei galinės stotelės, nes nei vieno daugiau keleivių iš tos vietos nebuvo. Viena mergaitė ryte važiuodavo į mokyklą, vakare atgal ir dėl jos vienos Japonijai važinėjo traukinys ir stotelės neuždarė. Va toks požiūris yra Japonijai, beje, socialdemokratai, kai skaitai rinkiminius plakatus ir sako, mes tai už žmogų.
Ir čia dabar socdemų visokie rašinėja pasiuntinukai ir skalikiukai. Taigi, dėl žmonių mažai. Yra ten žmonių. Yra. Kitaip išvis ten nebūtų net autobusų maršrutų. Dar kiti siūlo, kad aš turiu sukalt lentas. Savivaldybė 180 milijonų. Biudžetas neranda keliasdešimt tūkstančių sustojimui. Aš turiu už juos dirbti, kad jie užsidėtų medalį. Ir dar juokingiausia yra tai, kad atkreipkite dėmesį, čia aš tos komentarus net neskaitysiu, nes čia blėnius šitos socdemiškus skaityti neįmanoma. Štai, komentuoja kažkokie veikėjai iš, štai matote, vienas kvailelis iš Vilkaviškio, ką bendro turi su Kauno rajono, nieko. Paventa tie ir Klaipėdoje kažkoks sėdintis česiukas. Matosi, kad česiukas tikrai nepartingesnis už tą augintinį, kuris čia šalia fotografijai. O kokias tiesiog atvirai sako, pažiūrėkite, gal meras dirba stalininiais metodais. Prie Stalinogi visi bijojo pasakyti, kad kas nors yra blogai. Viskas turėjo būti gerai. Ir kai atsiranda kažkas, kas sako, nu klausykit, per šitiek metų, dar kartą pakartosiu. Jeigu tik išrinktas būtų meras, niekas jam nepriekaištautų. Tiesiog sakyčiau, štai yra tvarkytinos vietos. Virš 20 metų tas pats meras, ta pati komanda, ta pati chebrytė nesugebėjo kelių stotelių sutvarkyti. O spaudoje, kai paskaitai, atrodo, kad mes ne Japonijoje gyvenam, o net nerandu tos pasaulio vietos, kuri gyventų geriau už Kauno rajoną, kai paskaitai straipsnius apie merą ir jo komandos nuostabų darbą Kauno rajone. Va, tokia ta realybė, beje, kaip sakiau, ne vien tik tai Kauno rajone, bet tokie sustojimai ne vien tik tai Kauno rajone, tokie sustojimai. Tai čia visi paieškokit, jeigu dar rasit, atsiųskit. Mes visus paviešinsim, tegul tie prieš rinkimus besigerintis merai, tegul pajudina užpakalį. Ir aš tikiuosi, kad bent vieną, bent du, bent tris, bent 10, bent 20 visoje Lietuvoje sustojimų, jeigu sutvarkys, pastatys stoginės, tai jau tikrai visiems bus mums geriau. Tai tiek šiandien iš Kiemo pusės. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, ačiū visiems, kad paspaudėte patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, ačiū visiems už bendrystę, draugystę, ačiū visiems už ėjimą kartu šito tiesos keliu. Visiems gerų dienų. Po tamsos visada ateina šviesa. Ate.